Visas pasaulis gali keistis akimirksniu. Vieną akimirką gali mėgautis ramybę savo namuose, kitą atsiduri įvykių centre, kur grėsia tikras chaosas. Tai atsitiko man, kai aš susprogdinau Lino rūkyklą. Aukso SMP - tai mano sukurtas Minecraft serveris, kuriame yra 10 žmonių. Pirmieji prisijungė Armandas ir Augustas, kartu su jais praleidau pirmasias dienas serveryje. Aišku, Augustas mane kelis kartus nužaidė, bet mes tik žaidėm. Kartu mes išėjome po žemę, radome savo pirmojus diamonds ir daug daugiau. Tada prisijungė Kajus ir Upskilla. Pradedame nuo Kajus. Kajus, tai Kajus. Nu, kada čia? Eik tu nachui. Eik tu. Upskilla angliškas youtuberis, prenumeruokite jam, gal jums irgi patiks jo kontentas. Kajus po savo prisijungė greitai išėjo, bet nedėjokite, vėliau sugrįš. Upskilla pasiliko. Aš, jis, Augustas ir Armandas kartu kalbėjome viename pokalbėje. Aš net ir pasistačiau savo namus. Tada pasistačiau morkų ir bambukų fermus. Žinau, kad tai nesvaru, bet bent kažką padariau. Upskilla, kokia jūsų nuomonė apie Lino žaidimą? Lino žaidimas labai Geras. Ai, man tai primena. Jeigu nesate atsisiuntę Lino žaidimą, tikrai pabandykite. Prisiekiu, jums patiks. Tada man Jokūbas paskambino. Aišku, mes tiesiog kalbėjomės ir juokėmės. Pagaliau pasistačiau Netherio portalą ir sutikau Armandą. Aš jį nebuvau matęs nuo pat serverio pradžios. Tai buvo geras jo pasijuokauti. Aprodžiau jam savo gyvenvietę ir jis išėjo. Tada pratęsiau statyti namus. Ir aišku, daugiau pajuokavom. kiek tik. O kurva vandens nėra. Nu ir gal padainavom. Last Christmas I gave you my heart, but the Stop it. Get some help. Po to sugalvojau užeiti pas Armando į bazę. Jo nebuvo, tai aš pasiskolinau jo būrimo stalą. Grįždamas namo sutikau Jokūbą. Kartu su juo nukeliavom pas manęs į bazę. Ir jam irgi aprodžiau namus. Tada padariau didelę klaidą. Sugalvojau Jokūbai padovanoti sprogmenis. Ir kaip galvojate, jis susprogdino sprogmenis prie pat mano namų. Jokūbai, ateik čia. Čia yra Bulldog 5 gramų. Ką aš patiems sprogdinote? Ne! Tai nepadarė didelę žalą, bet įsiminkite sprogmenis. Netrukus Armandas ir Upskilla abu išėjo miegoti, tai liko tik aš ir Jokūbas. Mes anksčiau juokavome, kad Jokūbas pasistatys savo namus prie mano, bet tai iš tikrųjų atsitiko. Jis nepasistatė namus, bet tiesą sakant pasistatė rūkyklą. Lino rūkyklą. Man nelabai patiko, kad Lino rūkykla buvo prieš mano namus, tai aš sugalvojau ją susprogdinti. Aš pasistačiau po Lino rūkyklą, kai Jokūbas nematė, beveik spėjau padėti sprogmenis po ją, bet Jokūbas mane prigavo. Taigi aš sugrįžau į paviršių ir greitai viduje pastačiau sprogmenis ir uždegiau. Jokūbas nebuvo patenkintas, jis mane norėjo nužudyti. Tada aš atsijungiau nuo serverio. Sugalvojau, kad man užteks, bet Jokūbui tikrai neužteko. Jis paskelbė apie susprogdintą Lino rūkyklą mūsų Discord grupėje ir man pranešė, kad man nebus gerai. Vyks karas.